Vaikų labdaros organizacija Tree of Hope Children's Charity Jungtinėje karalystėje padeda rinkti lėšas šeimoms, kurių sergantiems vaikučiams reikalinga skubi medicininė pagalba. Vedinos tikėjimų SOS Clothes Limited ir DM Style suvienijo jėgas įgyvendinant vieną iš kalėdinių stebuklų, galinčių iš pagrindų pakeisti dvynukų gyvenimus. Džekui ir Rebekai reikalingas brangus ir sudėtingas gydymas, jog jie vėl galėtų pradėti vaikščioti. Renginio organizatorių Loretos Andriuškaitės Butkos ir Daivos Mikuckienės ir visų prisidėjusių prie renginio dėka surinktos lėšos atiteko Džekui ir Rebekai. Vakarą vedė profesionali Dianos ir Donato vedėjų komanda. Renginį pradėjo Ieva Baublytė, visiems padovanojusi nuostabaus pianino solo. Gina ir Jūratė džiugino publiką savo nuostabiais operiniais balsais, o G studijo mokinės Gabrielė Irema bei debiutinį albumą pristačiusi Raminta Gudaitytė auditorija sužavėjo kalėdinėmis dainomis. Nepamirštamą programą parodė ir mažieji šokių grupės Dance Club nariai bei šokėjai Inesa ir Saša. Renginio metu DM Style pristatė unikalias vestuvinių, vakarinių ir gėlių mergaičių suknelių kolekcijas. Kalėdų senelis atvykęs su keliais maišais dovanų bei nykštukais šoko kalėdinius šokius. Taip pat vyko kalėdų aukcionas ir kalėdinė loterija. Buvo rodomi filmukai apie vaikus. Renginio svečiams Londono apskrities Harrow savivaldybės merui Nizam Ismail bei Londono policijos tarnautojui John Purnell šventė paliko neišdildomą įspūdį. Susumavus visas labdaros renginio metu gautas aukas, dvynukų tėvai pranešė, jog viso surinkta net 3000 svarų sterlingo. Organizatorių entuziazmas, neblėstanti gera nuotaika ir paaukotas pinigų sumos dydis tik įrodo, kad neįmanoma lengvai gali tapti įmanoma. Reikia tik labai norėti, pasistengti ir tikėti. Išsamesnė informacija apie dvynukus internetinėje svetainėje www.dreamtowalk.co.uk.